Kintos įstatymo nuostatos draudžiančios pasakoti vaikams apie LGBT, tačiau Seimas jau pateikimo stadijoje atmetė tą reglamentuojančias nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Prieš balsavo ne tik opozicija, bet ir 18 Tėvynės sąjungos, Krikščionių demokratų frakcijos ir 5 liberalų sąjūdžio nariai. Ta pačią dieną Žmogaus teisų komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius pareiškęs, kad Seimas įstatymų įvedė cenzūrą, surengė demaršą prie parlamento, sudegino 3 knygas apie homoseksualius santykius: Kuprotą kalną, homoseksualumo prigimties istoriją ir Vadink mane savo vardu. Tomas Vytautas Raskevičius buvo Savaitės studijoje. Knygas degino inkvizicija, Hitleris su savo naciais, Sovietų sąjunga, bolševikai, obskurantai vadinkim, tie tamsuoliai, kurie prieš šviesą ir švietimą apskritai. Jūs tarsi tuo savo veiksmu įsirašote į kažkurių iš šitų gretas ir tai neturėtų daryti garbės niekam, tuo labiau Seimo nariui. Ką manote? Ne, neįsirašau. Aš protestuoju prieš Seimo priimtą sprendimą, kad tam tikros visuomenės grupės ir toliau gali būti cenzuruojamos ir stumiamos į visuomenės paraštis. Kaip jūsų įvardintai teisingai, totalitariniai režimai, jie dažniausiai tos knygų laužus kurdavo tada, kada bandydavo pakeisti socialinę realybę, iškreipti gyvenimus, kuriuos gyvena žmonės kažkokiam krašte ar valstybėje. Tai mane iš tikrųjų tas Seimo sprendimas praėjusio antradienio pribloškė. Aš netikėjau, kad 23 metų Lietuvoje Seimas gali tai pasielgti ir kadangi neturėjau tą akimirką politinių įrankių situacijai keisti, išreiškiau savo veiksmus pilietinę poziciją. O jūsų nepribloškė, kad 23 jūsų koalicijos nariai tą padarė. Ir tada jūs sakote, kad vis dėlto vyriausybė neturi pasitikėjimo, bet gal koalicijoje nėra pasitikėjimo vis dėlto? Koalicijos veikimą apibrėžia, kaip sakykime, tokie strateginiai dokumentai. Vienas iš jų yra koalicijos sutartis ir vyriausybės programa. Koalicijos sutartyje yra įvardinta, kad koalicijos partneriai remia šios vyriausybės veiklą, vadovaujama Ingridos Šimonytės, o vyriausybės sutartyje yra punktas, kuris juodo ant balto išdėsto, kad šita vyriausybė, šita valdančioji dauguma įgyvendins Europos žmogaus teisų teismo sprendimus ir šalins nacionalinio reguliavimo kliūtis, galinčias sukelti Europos žmogaus teisų konvencijos pažeidimus. Tai šitas nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas buvo inicijuotas ne mano, ne Laisvės frakcijos. Tai buvo vyriausybės projektas, kuriam vyriausybės posėdėje buvo pritarta vienbalsiai ir atkeliavus šiam projektui į Seimo salę 23 valdančiosios daugumos nariai nebalsuoja už šį įstatymo projektą. Tai todėl ta mano frazė apie vyriausybės pasitikėjimą ir buvo išsakyta. Aš pasitikiu vyriausybę, aš balsuoju už vyriausybės teikiamus projektus ir šitas klausimas yra ne man, o tiems, kurie nebalsuoja. Pribloškė galbūt ir tokios aplinkybės, kad už šį įstatymo projektą nebalsavo tokie valdančiosios daugumos nariai, kaip pavyzdžiui ir Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkė, kurios pagrindinė priedermė yra kaip tik užtikrinti teisės viršenybės principo įgyvendinimą ir tarptautinių sprendimų vykdymą Lietuvoje. Tai man yra sunku paaiškinti tokius veiksmus valdančiosios daugumos. Ir žinot, mes daug kalbam pastarosiomis savaitėmis apie dūžtančias lėkštes. Bet man atrodo, šitų sprendimų, tam tikri valdančiosios daugumos nariai pro 9 aukšto balkoną išmetė visą indaują. Tai žiūrėkim toliau. Nėra įstatymų jūsų teikiamų, nėra pritarimo konservatorių siūlomiems įstatymams, jau iš jūsų pusės to pritarimo nėra. Tai mano klausimas būtų vis dėlto dar vis apie koaliciją. Kaip bus dabar su tuo biudžetu? Tai nesvarbu, kad vieni ir kiti neigia, kad yra kažkokie jūsų suirzę santykiai. Bet įspūdis toks, kad yra aš tau, tu man tie santykiai. Ir, pavyzdžiui, Seimo pirmininkė neatmeta, kad būtent jūsų partija gali trauktis iš šitos koalicijos. Ką jūs manote? Aš visų pirmiausia kolegas, valstybės vadovus paraginčiau liauti susiminėti politologiją ir pradėti vykdyti politiką. Kai kurie žmonės, kurie kalba apie Laisvės partijos neįgyvendintą darbotvarkę, tuos pačius dalykus turi savo politinių partijų programuose, jų frakcijų nariai nebalsuoja už tuos įstatymo projektus ir aš čia konkrečiai kalbu apie Liberalų sąjūdį ir Civilinės sąjungos įstatymo projektą, tai galbūt užuot konstatavę sudėtingą padėtį, konstatavę savo apmaudą ir gailestį, jie kaip tų partijų lyderiai galėtų imtis veiksmų, vykdydami savo įsipareigojimus rinkėjams. O apie koalicijos ateitį aš atsakysiu labai paprastai, trumpai ir aiškiai. Šiuo einamuoju metu Laisvės partija savo politinę darbotvarkę gali gyvendinti geriau būdama koalicijoje, o ne opozicijoje. Kai šios aplinkybės pasikeis, aš apie tai pasisakysiu viešai. Sakot šiuo metu, bet vadinasi, jos gali pasikeisti dar iki... Žinot, gyvenimas yra labai dinamiškas, daug kas keičiasi.
tikrai negaliu garantuoti. Gerai, ponia Raskevičiūte, tai žiūrėkit, jūsų Laisvės partija atėjo į šitą Seimą su labai konkrečiais planais. Tai yra partnerystės įstatymas, Stambulo konvencija, nedidelio kiekio narkotikų dekriminalizavimas. Tai nei vieno to įstatymo nėra. Partnerystės įstatymas virto civilinės sąjungos įstatymu, bet ir tas nėra priimamas. Dėl dekriminalizavimo panašu irgi nieko nebus. Tas pats su Stambulo konvencija. Tai pirmiausia, mano klausimas, ar jūs dar vis dėlto turite vilčių, kad šitam Seimui pavyks bent vieną iš jūsų puoselėjimų ir teikiamų įstatymų priimti? Aš įsipareigoju išnaudoti visas įmanomas politinio veikimo galimybės, kad šitie įstatymo projektai būtų svarstomi ir priimami. Civilinės sąjungos įstatymo projektas, kaip ir yra įsipareigoję mano partijos kolegos ir aš pats, turėtų Seimą pasiekti šios rudens sesijos metu. Ar jūs manote, kad tai yra jūsų pačių problema? Ta prasme, aš noriu pasakyti, kad jūs kaip jauna partija tiesiog nesupratote, ką jums reikia daryti, kur ieškoti paramos, ką už tai žadėti. Ar tai vis dėlto jūs jaučiatės, nenoriu to žodžio vartoti, bet tarsi išdurti, tarsi jūs pavedė koalicijos partneriai? Žiūrėkit, aš visą laiką šiek tiek sutrinku, kai man yra užduodamas klausimas, kodėl kitos politinės partijos nevykdo savo įsipareigojimų numatytų koalicijos sutartyje arba savo pačių rinkiminėse programose. Tai aš manau, kad tikrai jums būtų tikslinga šitą klausimą užduoti jiems, o ne man. O man yra labai svarbu, kad aš toliau būčiau politikoje, veikčiau taip, kaip mane įpareigoja mano rinkimų programa ir tie pažadai, už kuriuos įgyvendinti mane rinkėjai ir delegauja į parlamentą. Žiūrėkit, bet aš jūsų klausiu, ar jūs čia įžvelgėte savo kaltės, kad ne viską padarėte, nepasitarėte, nedirbote užkulisinio darbo? Kodėl tie įstatymai neėjo? Absoliučiai nesutinku su jūsų prielaida, kažkas buvo padaryta ne iki galo. Laisvės partija labai anksti registravo šitus įstatymo projektus, jeigu atsiminsite, iš pradžių buvo partnerystės įstatymas, tada buvo ieškomi papildomi kompromisai, atsirado civilinės sąjungos įstatymas, 3 balsavimai Seime. Tai man atrodo, čia yra ir labai platesnės tokios dinamikos objektas. O kalbant apie tai, ar kažką buvo galima daryti geriau, pasakysiu labai paprastai. Jeigu žinočiau, kur nugriūsiu, pasidėčiau ten pagalbę. Tik norėčiau jūs pataisyti, tai nėra mano interpretacijos. Pavyzdžiui, Paulius Saudargas sako, kad konkrečiai jūs, kaip visada pabrėžia, pabandėte apžioti daugiau negu galite. Seimo pirmininkė sako, jūs patys įsivarėte savį kampą, jau ne apie jūs, apskritai apie visą partiją. Bet aš taip suprantu, jūs savo kalties dėl to neižvelgėte. Turiu galvoje ne tik jūs asmeniškai, bet ir visą frakciją. Vėlgi, tai nėra įstatymų projektai ir iniciatyvos, kurios būtų reikalingos išimtinai Laisvės partijai. Tai yra įstatymų iniciatyvos reikalingos Lietuvos žmonėms ir jeigu kiti politikai, jūsų cituoti, turintis tos dalykus savo rinkiminėse programose, čia nemato savo atsakomybės, man dėl to yra labai apmaudu. Ačiū.